Didžioji Britanija, Londonas. Šiame mieste turėjo įvykti Michaelo Jacksono pabaiga, prasidėti pirmas po ilgos tylos ir paskutinis jo gyvenime muzikinis turnė. Tačiau popmuzikos žvaigždė turų pradžios nesulaukė. Mirė nuo seniai vartojamų vaistų kokteilio. Jis gyvas tik gerbėjų širdyse nesuskaičiuojamoje galybėje išparduotų albumų, plakatų, kitokios atributikos ir dabar, paskutinėme jo gyvenime filme, Michaelas Jacksonas pabaiga. Juostos, kurioje užfiksuotas pasiruošimas paskutiniam turui premjera, beveik vienu metu nusirito per visą pasaulį. Michaelui patiktų, jei žinotų, kad mes pamatysime filmą. Niekada nesitikėjau, kad jis mus taip greitai paliks. Šito filmo laukiau daug mėnesių ir tai paskutinis šansas pamatyti paskutinį nuostabų Michaelo pasirodymą. Londonas, Pekinas, Tokijas, Los Andželas, Berlynas, Rio de Žaneiras, Johannesburgas filmą jau matė, o šį vakarą gerbėjai galėjo dalyvauti ir juostos pristatyme Lietuvoje. Atėjau atiduoti paskutinę pagarbą Jacksonui. Aišku, patiko. Nežinau, kam gali nepatikti Jacksonas. Lietuvoje į premjerą susirinko beveik 250 žmonių, nors likus pusvalandžių iki seanso, kelios vietos salėje vis dėlto dar buvo laisvos. O štai Los Andžele filmo premjeroje, skirtingai nei Lietuvoje, dalyvavo visas būrys įžymybių, tarp jų ir dainininko šeimos atstovai. Šiandien aš labai liūdnas, žinoma, puiku eiti raudonų kilimų, tačiau ši premjera liūdniausia mano gyvenime. Filmo nežiūrėsiu, esu čia, kad palaikyčiau savo brolius. Tie, kurie filmą Michaelas Jacksonas pabaiga jau matė, tikina, kad juostai spaudė ne vieno žiūrovo ašarą. Kiekviena iškili gyvenimo akimirka, pasirodymas, įgūdžiai, viską pamačiau. Truputį trūksta mėsos, iš tikrųjų, bet kaip fanas galiu pasakyti, kad 10 valų. Manoma, kad vien per 2 savaitės vyksiančius kino seansus filmas Michaelas Jacksonas pabaiga surinks daugiau kaip $600 milijonų. Reporteris Rimantas Mončys.